Nu kon, vakulėlė, brongus, kapaušto dangus, naujas metas. Mūnim jau rašinėjat, komentaunat, sako, kodėl nie video. Aš jums pasakysiu, kaip gali to video įmesti. Ka ors ir bjaurybė. Čia biški maisteka, šildaus, makaronį. Nu jūs pavyzdėkit per langą, nu ko to? Lyn, šlapis, neiks. Neužlėpsi ant stogą, niekur. Niekur neužlėpsi. Labas rytas. Po šventinis laikotarpis. Kodėl nefilmuoji, kodėl nieko nedarai? Nu žinokit, vakar buvo pirmą dieną, kada chebra išvažiavo dirbti objektėlį, nes orai čia Danijoje tai. Nei tu padirbsi, nei tu pajudėsi. Lyja, sninga, o viešpatie brangus. Žalti kokia žeima. Eglė girta gul iš po švenčių. Nebuvo sneiga Švedijoje, Danijoje prie sneiga, pridrėb žalti. Nešam visokių nesąmonių vištaliam paėsti, kad nesušaltų. Tai turiu kelias užduotėlės iš ryto, iš po daniško žiemos. Beprotiškai daug kurmių pas mane eilinį sykį. Esu video padaręs, kaip aš su kurmiais, ką aš darau. Kosmonautiškai. Tun, 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 tun. Čia tai jau sėdi, bet va, matau, čia šviežus, čia šviežus, čia šviežus. Ir iš ten jisai pareina tas kurmis. Tai dabar duosim vaistų kurmiui. Ten matau šviežus yra. Gerai matos, kur tokie šviežus išrausti. Čia matot senas yra. O čia šviežus yra. Ir va čia va. Visas takas yra. Kurmiai išduoda, kur yra geros sliekų vietos. Tai prieš žvejybą, kai reikia, galima sliekų pasirinkti. Mano vištaliai ir gaidaliai sugeda mano pakelimo aparatūrą, reikia išleidinėti dabar vištalius į lauką. Žodžiu, aš einu, biškį pasidarbuoju ir važiuosim į darbus. Su traktoriuku biškį pakas, chebra prie stogo dirba, šildina, pabaigsim šiandien greičiausiai apšildinti ir uždės jau plevelę. Bus baisieji, nu kaip baisieji tokie etapai pabaigti, kai jau bus plevelė, jau galės, jeigu biškį ir dar gana toksai, arba čiut-čiut, jeigu krapnoja ir jeigu labai nešalta, galės tiek dirbti. O ties kitaip, jeigu vatą dėsis, užšlaps su to lietum, tai nieko gero. Nu va, pasiraukys biškį kurmiai. Išvarysim lauk. Kai robotas šiai vasarą važinėja, tai jokių kurmių nebūna. Nežinau, jie bijo tos vibracijos, dar kažko, bet va žiemą ramiai biškį. Kai būna, tai iš karto. Dar turiu mažą problemytę su... Nu kaip problemytė, ne problemytė, gal čia tokia tiesiog mano augus ir ko. Pažiūrėjau, paskutiniu metu pradėjo biškį užsikišinėti oro padavimas. Greičiausiai tai yra dėl to, kad jau laikas išsivalyti man įrenginį. O mato, čia biškį užaugę. Iš pradžių buvo tas skyrius nustojęs bėgti, o dabar čia va nustojo burbuliuoti. Ir kadangi čia turbūt pastebėjau nelaiku per vidurį ten priaugo visokį velnę, tai reikia su kompresoriu prapūst šlangas visas. Nu, tokį mini serviziuką padaryti. Tai apsidirbu namuose tos privalomus ir būtinus dalykus ir tada važiuojam į darbą darbuotis. Nu, kun pasitvarkiau šulinį. Čia biški dabar susidumblino viskas, nes su šlanga praploviau. Matot, va, dabar vert bulvis muniai čia. Ten bėg, dumbliuks, bet jau. Gal reikėtų pasidaryti testą. Pažiūrėti, kiek čia ir to dumbliaus. Bet jau reikės valyti neužilgo. 20 minučių, gerai atsimenu, reikia palaukti. Svarbu, kad šuo mane nuverstų. Pažiūrėti per 20 minučių, kiek nusiesta. Dabar turim po 9:20, tai be 20:10 galės pažiūrėti.
O čia kaip ir viskas. Dabar atrodo gerai, jau čia reiks membraną pabandyti užsisakyti, nes kiek jau čia 4 metai tas bėga. Ir palei, nors ne palei membraną, iš tikrųjų realiai galiu pamatyti, kai jau šitoj kameroje apmažėjo burbulų, tai reiškia jau padaugėja dumblio kiekio, nes tada sunkiai išpompuoti viską vyksta. O kai išvalai įrenginį, tai čia daugiau būtų. Bet ir dabar toks pusėtinai iš tikrųjų nėra blogai. Ten va daugiau mato, čia biški mažiau, tai šiaip gerai. Nėra, kad visiškai nebūtų. Bet reik pareguliuoti. O kartais tas reguliavimas būn biški sudėtingesnis. Va. Tai ten galvos vos per daug spjaudo. Galėtų galvos vos mažiau. Čiut mažiau. Tukšt, kiek atsimenu, jeigu gerai atsimenu. Nes nemažai video teko pražiūrėti, kad išmokti tokios konkrečios informacijos nėra. Reiks paprašyti, gal kursus man praves August ir kuo. Na, reik pamėginti užsikurti savo žvėrį. Buvo nekurtas. Atstovėjo per žiemą gyvačiuks. Pašildom žvakysą. Easy peasy. Tai važiuosim biškį kelią pataisyti pas žmogų, nes išvažinėja su fūra ir reikia padaryti normaliai. Tai drabilką dar įsimetu ir galės lėkti. Ir aišku, kaip visą laiką, dabar pats tas, kai žemė, ta ne žemė, o gruntas, kaip čia vadin, biškį šlapės, prasigrebliojam, pašiaušiam, kad geriau vanduo susigertų ir akmenukai iškiltų ir purvas į apačią nueitų. Apsigrebliavom biškį teritoriją, bent jau tas vietas, kur labiausiai buvo po žiemos sutekšnuota, bet va čia man trūksta akmenukų. Tai reiks, nežinau, šiandien turbūt nespėsiu, tai visokių smulkmenų daug prisiplanavęs, bet kažkurią dieną reiks užsivežti, kad biškį storesnis sluoksnis būtų, nes čia grinai plika, čia vos tėra tų akmenuką su, čia va kraštuose daugiau, o čia per vidurį mažiau. Ir užraktą užneša visą laiką. Čia reikia akmenukų užsivežti pana pagrindinę vietą, nes čia tai grinai yra maltas asfaltbetonis, jo, jis miksas toks yra. Ir tvarką pasidaryti, aišku, va, išsipūst lapus, kaip pražiūs biškį. Tai čia po žiemos viskas apmiršta, bet pavasarį taip gražiai viskas pražyla. Ir čia ateities projektukas drenažo, man reikia prasivest, nes čia vando kaupas. Čia subandęs iškasti 3 metrus gylį, padaryti tipo prūdelį. Per sausras tuščias, jisai sausas, nestovi, jokios gyslos čia nėra. Čia tiesiog va, nuo viso kalno parein vanduo, kai lietus lyja ir kai tirps, jisai čia kaupės ir jis nėra kur bėgti jam. Ir jeigu, pavyzdžiui, būna žiaurės liūtis, tai čia per liūtis, va čia ir eina man paskiau ten ir jisai nueina į magistralės tuos nubėgimus. Tai aš ten turiu prie šuns būdos gyslą drenažinę. Realiai čia turiu, bet čia nenoriu kasti. Taip pat čia per kiemą prasikasiu visą. Čia kur nors tarp medžių, nežinau, bet tarp medžių nėra gerai, reikėtų dėti ne drenažinį, paprastą vamzdį, kad nenusausinti per daug. Taip vandenuko trūkstaniems ir čia čiukt. Ir tiesiog šlangės S raidę suviniuoti. Ir visas vandeniukas išeis kibenį matį. Visio, važiaunam dirbti. Čia turiu tokią vietelę biškį. Žmogui reikia su traktoriuku nugriebti šitą visą. Čia žvyro numest. Ir tada dar atsivešiu biškį. Ir dar uždėti aplinkui, užtrombuoti. Ir anoj pusė tas pats. Tiesiog, kad neklimtų, kitas įkėto žemės didesnis sunkvežimis negali apsisukti. Biškį aplyginom čiut-čiut.
Tavo čia matos tokia dauba yra, tai važiuojam atsivežti arba smulkinto betono, arba smulkinto asfalto. Žiūrėsim, ką gausim. Ir čia tokia duobė reikia plonai užpilti, pralyginti, sutrombuoti ir tikėtis, kad bus gerai. Galės ir apsisukti ir visą, bet čia va tokia duobė ir kavanda nesirinktų, kavanda čia bėgtų į tą melioracijos griovį. Gal 1-2 priekabas atvešiam, bus gerai. Normaliai čia patvynė žaltį, tai kaip man čia važiuoja dabar? Per jūras marės. Eina, na, čia gerai, ką nors betoną pilna. Priekaba potvynė. Mašina toj čia prikraus. Aš anksčiau, kai turėdavau transporterį, aš neužkildavau su pilna priekaba čia va į kalną. Niekaip, nes priekis varomas ir ant kablio, kai daug svorio ragas. Tai man labai ir svarbu, kad mašina būtų asmeninė. Arba 4 varomais, arba gal varoma. To kilsim į kalną, pamatys patys. Va. Užkrovė man 2,5 tonas į priekabą. Priekaba sveria apie 700 kg. Nu tai grubiai apie 3,5 tonos, gali būti 3,2 tonos. Nors mašina deklaruoja, kad gali 2,5 tempti. Nors realiai jinai daug, o ne bangos sensorių. Realiai daugiau gali tempti fiziškai, bet dėl bendros masės, kad neviršytų europiniai standartai, yra labai nesąmoningi. O pažiūrėkit, kokios statumo kalnas, ir čia su priekiniais varomais viskas, aš jau čia kasdavau. Nors va, su galiniais kasuos. Vaikelė. Vaikelė. Čia išjungtam tai praslydimą gal reikia. Pirmas iki su galu neužkils, a? Teks įsibėgėti daugiau. Eina našer. Aha. Jo. Va dėl to ir turiniu. Tai priekis varomas, aš šiandien iki pusės nebūčiau pakilęs. Bet nieko, to įsibėgėsim, išjungsiu antipraslydimą. Ir dėsim į kalną. Kalniuks tikrai status. Ir atsimenu, su priekiniu varomu kažkada buvau taip papuolęs, tai žiauriai iš toli reikėjo įsibėgėti, kad užkilti. Nu čia dabar ta žliugė tokia yra, dėl to čia neužkylu šiaip. Kai sausa yra, tai čia be problemų. Biški per lėtai paėmiau žioplys. Nieko, toj duosim gazą. Pakilsim su vėjeliu. Mersiukas, tai šiaip aš labai patenkintas. Jeigu reikėtų rekomenduoti mašiną, tai Mersą tikrai rekomenduočiau dar kaip čia, statybininkam, kurie dirba ir kurie naudoja priekabas. Nors realiai kitą sykį mechanikų paklaus, kokią mašiną piršiais laikais, kas gerai, kas laika. Neatsakysim nieko. Sakys, visos ir blogas, visos nelaika, nieko nepirk. Važiuok su dviračiu. Va, tai biški labai įsibėgėjam. Iš toliau. Nes yra žliugena. Pagreitį, kai pagauni, tada vis gerai. Iškart iš pirmą kartą iš toliau įsibėgėti. Dėt koksą, kaip sakant. Kasukas ratai. Sakant, dėdi pagreitį, paskiau jau jokių problemų, čia tik tai. Varyk, Mersas, varyk. Kalnų žiauriai aukštas iš tikrųjų yra. Čia, kai sausa yra, tai nereikia bėgėtis. Mersiuks ir ledelis. Ledelis. Žodžiu, reikalai. Ką aš norėjau pasakyti, kad negavau rūpažį betoną smulkintą, negavau nei smulkintą asfaltą, nieko netur. Karjerai yra viską išpardavę. Tai dabar tiesiog užpilsiu akmenuku, kad nebūtų tos tokios košės, tie akmenukai per laiką susijęs, susitrombuos ir paskiau kažką sugalvosim ateityje. O, truputį, kad priekaba sunkiai susėda. O, iš karto susmukau, nes nieko nėra, tai viską. Akmenuku pasipilsiu ir vėl palyginsim. Nežinau, kiek čia reikia, nesinori per daug prisipilti. Tai pavažiuosim į priekį ir eisim lyginti. Nu, kun, biškį subibravau.
Čia ne pats geriausias rezultatas kol kas, bet reikėtų dabar planai dar to malto betoną, bet blemba, nu ir kaip ir dabar. Bent jau tvarkingiau negu čia buvo tie kalnai, prie pat krašto žliugis, sakiau, užsakovui nevažiuok. Ir kai gausim vėliau akmenų, ne akmenų, o to smulkintą betoną arba asfaltą, dar planai prapilsim. Čia anksčiau net nebuvo, sakė, to persisukimo, apsisukimo, kaip čia. Tas akmuo stovėjo čia, bet jis turėjo perkraustimo kompaniją užsisakęs, kad pianiną išvestų ir fūra kažkaip čia galų sukosi ir per daug anksti pradėjo suktis ir žodžiu. Na, va, kaip gražiai darbaunas, valymo įrenginis, matot, kaip nuskaidrėjo viduris, kai visas funkcionuoja, kaip priklauso. Ir ten jau putelio nieks nesideda. Fantastiškai susireguliavo, viskas dirba. Labai gerai. Nu, kubiškai grįžau, reikia truputį, kol šviežų nusiplauta. Šiaip nesu tas toks žmogus, kur labai smulkmeniškas dėl tvarkos ir švaros, nu, bet jeigu šitai paliksiu dabar, paskui bus raks. Čia paražiau per tą šiukšlyną, ne šiukšlyną, o tos kalnus, žvirdobių, žvyryną, tai reikia tiesiog subėgančių vandenį nuliet, viso. Tebūnė švara ir truputį tvarka. Kercherį tingiu jungt, bet tą pačią bjaurastį va to jau nusiliesim. Nu, apsitvarkiam. Dabar reikia liek dar maniai pasiimti pumpą. Visokių reikalų. Nu, tai tokia ta dienelė, šiandien mano pradėsim važiuotis, pabiškį darbus, pradėsim dirbti. O, parvežė dukrą namo, šuo gerka. Ema namuose įleis. Nu. Labas, Duki. Oi, tie vaikai. Tai pabiškį įsivažiuosim į darbus. Pradėsim gal kažką pafilmuoti, kiek daug darbų nusimato iš tikrųjų, tai ir žiauriai fainai, ir biškį pergyvenu, kad suspėt, kad susitvarkyt, nes dabar tas objektas, kur čia darom, ir priestatas bus medinis, karkasinis, visas taip įdomiai, jis bus paskui apdailinė pryta, apmūrytas, ne apdailinė, bus patinkinė. Tai reikia žiūrėti, arba pagalbos kažkas, ką padėtų pamūryt, prašyti, arba pačiam reiks mūryt. Bet ir vasarnami, va šiandien atvažiuos vakare, kur buvo video pas mane įkelta prieš metus, ar prieš pusantrų, ar prieš 2 netgi, kur vasarnami renginėjom, šalia to vasarnami vėl irgi nugriauti seną namelį, naują pastatyti. Tai jau tie, kur dar visi kiti mažiukai objektėliai, kur skambina, prašo. Nežinau, kas ir geriau, ar kai galva skaut, kai per daug darbo, ar kai galva skaut, kai nėra darbo. Kaip čia reiks apsisukti, kaip čia reiks susur suspėti, reiks palakstyti. Žodžiu. Va, valgom obuolų savo. Nuo mano medžiau. Ką ne. Tai gal tiek, šiandien nėra daugiau ką papasakoti, nėra ką parodyti. Pasirodau, kas susveiks gyvs, kaip sakant. Kas jau, kaip ir sako, iškentėti iki galą paveizėje, tai laikiuką galite uždėti, suskrabai beikiuką ir vsio, įveizėsiam toliau, kučia gerą. Statysiam, darysiam, jungsiam, blūdysiam. Reiks organizuoti Augustą iš Lietuvos atvežti, nes šitam žmogui parodžiau, kad pas mane kaip ir renginys jam visai patiko ir norisi irgi tokia. Tai montuosim August ir kuo? Iš Lietuvos. Vsio, čiau, iki.